Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Sveiki, su jumis atsinaujinusios Žiburio žinios, kurias pradėsime reportažu iš rugsėjo 1 šventės. Skliaute išplėžara, jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra. Tegul skambutis skamba mokykloje kasryt. Čia mano draugai, čia knygos ir juokas. Sveika mokykla, aš tavo pirmokas. Labadiena, mėly gimnazistai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Prieš atvažiuodamas čia į Prienus į Žiburio gimnaziją pasižiūrėjau absolventų sąrašą, kurie baigė šią gimnaziją. Tiesiog nuostabios pavardės. Dabar vienų mėgstama, kitų nekenčiama Gabrielė ir jos mados reidas. Sveiki, mėly mano gimnazistai. Baisiai pasiilgau jūsų per visą vasarą. Atėjau pasisėdėti ant šio nuostabaus mūsų gimnazijos suoliuko, tačiau, prašau operatorius, pafilmuokit, štai šios 3 damos užėmė mano vietą. Pasakė, dink iš čia, nes čia ne tavo suoliukas. Jei gali grįžkit prie mane, pažįstu be žodžių. Košmaras, atsiprašau, žinokit, negaliu susilaikyti tiesiog nuo klyksmo. O Jėzau, košmaras. Dabar kas ten, va, tie marškinukai dabar, kur jo mėlyni, negaliu patikėti. Marškiniai mėlyni, tai reikia skylių, kažko dabar madingas skylės. Ir iš vis, aš nesuprantu, kam iš vis rengtis. Dabar vasara, va, puikus oras, nėra saulės, ir gerai, nėra saulės. Ir einat visi sinuoginę, va čia dabar. Ar čia reikia štiek prisirengti? Karšta vaikai, pažiūrėkit, saulė, tai net kepina tiesiog. Pasižiūrėkit, kiek čia ant maudimukų reikia. Maudimukai. Pasižiūrėkit, kaip jie nesiklauso. Aš nesuprantu. Ir iš viskur kablai. Dabar atėjo į rugsėjo 1 visos su šliurėm. Va, aš net šiandien apsiaviau. Tiesiog parodyti jums šitas šliurės. Va, pasižiūrėkit. Jos, aišku, graužia labiau nei šitie, suprantat, aukštakulniai. Aš vien dėl to apsiaviau, kad graužia labai. Bet šiaip tai iš tiesų, fantastika. Aišku, kad ant didelių kablų. Tikrai nuostabu išeina žmogus pasižiūrėti, kaip iš tiesų dainuoja puikiai. Va čia dabar. Šliurės, iš vien šliurės, pasižiūrėkit. Šliurės. Tai apsiautų tos kedus, aš nežinau, yra tų labai madingų. Va, mano ikona. Tik šiandien irgi su šliurėm. Ikonėlė. Labas, Patricija! Labukas! Labai myliu tave, butukas. Ačiū. Va, pasižiūrėkit ikoną. Iš tiesų visi kiti nuvylėt. Na, o dabar einam pasižiūrėti, ką turi mokykloje. Iš tiesų norėčiau paklausti, kaip jūs įvertinate savo aprangos stilių. 10-baliai sistemoje, paprastai, prašyčiau. 8-9. 8-9, taip. O kodėl, pavyzdžiui, visa apiplyšus nevaikšta, taigi dabar labai madinga? Na, man nepatinka. O taip dabar tą arklį galit pafilmuokit, jis ką tik nusiprunkštė. Irgi yra šiaip nauja mada lysti į eterį, labai nauja mada. Dorikliai, taip, labai atsiprašau, kad pertraukiau tave. Taip, tai manai, kad tavo, pavyzdžiui, draugė irgi įvertink 10-baliai sistemoje, kaip įrengėsi? 9. 9, o kodėl 9? Nes jie dažnai būna su uniforma ir panašiai. Norėčiau labai pagirti tave, šį nuostabų iš tiesų stilių. Prašau neįžeidinėti, paleistuvijus negaliu. Dar kartelį labai norėčiau tave pagirti už šią nuostabę striukutę. Aš tikrai mačiau ne vieną šioje mokykloje nešiojant tokią striukutę. Ir ši spalva, beje, šį sezoną yra labai populiari. Žinoma, man trūksta poros skylučių kažkuriuose vietose, nes skylė žiauriai populiaru šį kartą, tikrai. Jau pagalvokit, labai populiaru. Aišku, kelnytės vėlgi, nežinau, tas įvertinimukas nelabai aišku, koks būtų. Va čia jau skylučių daugiau, jau matomos, jos bent jau matomos skylės. Jau yra gerai. Ir iš vis manyčiau, visur apsiskylėti reikėtų. Gal netgi, aš duosiu tokį patarimą, supranti, profesinį. Supranti, ateitum, pavyzdžiui, su maudomu ir tik tai kokiu čia, žinai, drapstalais tokiais apsimėčius tiesiog.
aš negaliu, kokia aš fantastiška, tiesiog net kažkaip džiugu pačiai už save. Kokių puikių aš turiu idėjų. Tokiais, va, žinai, tokiais tinklais, ar kaip voratinklis būna va taip užmest. Man atrodo, tau labai žinok tiktų tikrai. Manai taip, aš irgi. Ačiū, kad sutinki su manim. O dabar atsinaujinęs klausimėlis, kuris pareikalavo itin daug kūrybiškumų. Pirmiau višta ar kiaušinis? Amžinas klausimas, be atsakymų. O koks jūsų nuomonė, kaip jums atrodo? Man irgi atrodo, kaip ir nežinau. Tai spėkit bent jau. Ne, nes tikrai negaliu. Kodėl? Bandžiau, mąsčiau, bet tikrai nepavyko. Per sudėtingas klausimas. Tikrai taip. Kiaušinis. Kodėl? Nežinau. Pabandyk spėt. Nežinau. Bet kiaušinis tikrai? Kitai. Višta. Kodėl? Nu, man taip atrodo, kad višta, tai kaip kiaušiniai atsiras be vištos. Gal dinozaurai? Pirmiau kiaušinius irgi dėjo. Nu taip, ir po to kažkaip išsivystė višta iš jų. Tai vis dėlto pirmiau višta, bet išsivystė iš kiaušinių? Nežinau. Nežinau, pirmiausiai atsirado kiaušiniai, teisingiau du pas Adomą, o paskui tik atsirado višta, kita žinoma kaip pieva. Įdomus filosofavimas, ačiū. Dramblys. Ne, rimtai tai kiaušinis. Kodėl? Nes mano manimų kiaušiniai yra sveikiau. Už vištas? Taip. Vis tu tikras? Taip, nes aš valgau kiaušinių daugiau negu vištų. Vištienos nemėgstu aš. Palydėsiu gal plapą. Palydėsiu gal iki 3 aukšto, sunku labai užvėti. Parodykit savo dosningumą. Man atrodo, kad iš amebos evoliucionavo į kiaušinį. Iš to kiaušinio išsirito višta ir tada buvo višta kiaušinis, višta kiaušinis. Taigi tu už kiaušinio variantą? Taip. Višta. Kodėl? Nes višta išperėjo kiaušinį. O gal buvo kitokie kiaušiniai prieš tai? Ne, pirmiausia atsirado kiaušinis, nes višta iš drakonų atsirado. Mūsų oruolis šiemet itin užsiėmęs, todėl savo laidą pravedė tiesiog darbe. Už tai ir pati laida. Labą dieną, mieli Žiburio žinių žiūrovai. Mes vėl sugrįžom ir pradedam jau tradiciją tapusią rubriką Oruolis. Dar kol kas nelabai kas naujo įvyko mokykloje, o šiemet ir neapsiskaitęs esu. Tai tik palinkėjimą aš jums duosiu. Gerų, sėkmingų ir darbingų mokslo metų. Su jumis buvo Žiburio žinių oruolis Tomas. Daugiau laidų šiandien neparengėme. Tačiau vis dar noriu priminti, kad jeigu kas nors norite prisijungti prie žinių, ypač pakeisti mane, visada kviečiame mums parašykit arba susiraskit mokyklui ir tikrai padarysim mažą atrankėlę, jeigu reikės ir galėsit vėti žinias. Belieka pasakyti komercinį pasiūlymą. Nebėkit nuo tos kameros, neįkas tikrai, viskas. Šiandien tiek. Su jumis buvo Žiburio žinios. Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Jau šis jaunuolis yra, aš negaliu. Drįsčiau pavadinti šlykščiausią aprangos ikoną mano sutikta gyvenime. Pasižiūrėkit, kokia madistė. Pavadinčiau Romą Barbę madistę. Nu, ką jūs į tai? Aš Barbė madistė. Tai Barbė madistė. Gerai. Aš palikau savo tašę ant suoliuko.